efektyviai sportuoti, reikia taip pat turėti sočius bei gerus pusryčius, taigi nepamiršti papusryčiauti. Tai gali būti ar šviežiai spaustos sultis, kokteiliai, tai gali būti varškė, taip pat gali būti košė ar netgi mūsų visų mėgstama kiaušinienė. Taigi atminkite, kad valgydami pusryčius jūs išjudinate jūsų medžiagų apykaitą, kas tai yra labai svarbu tiek metantiems svorį, tiek norintiems priaugti raumenų. Visi norime pasiruošti vasarą ir turėti tą six-packą, taigi šiandien kiek pasirinksime liesesnius pusryčius, tai bus špinatų kokteilis bei avižų košė. Taigi pradėkime gaminti. Šitas kokteilis sudaro vos 158 kalorijas, taigi galite jo mėgautis visur ir visada, ypač tinka pusryčiam bei vėlyvai vakarienei. Dribsniams mums reikės ne tiek ir daug, tiesiog pačių dribsnių, pieno ir dubenėlio. Patiekalas tikram čempionui, sudaro vos 200 kalorijų, puikus energijos šaltinis, greita, patogu ir skanaus. Dar vienas dietiškas patiekalas, greitas bei naudingas, tai būtų varškė bei agurkas. Mūsų kiaušinienį reikės pačių kiaušinių, pomidorų, svogūnų bei špinatų. Pirmo priesko. Kiaušinienė paruošta, skanaus. Parodėme jums gan lengvus pusryčius, atminkite, kad pusryčiai tikrai yra labai svarbus. Žinoma, dienos eigoje turite valgyti ne vieną ar du kartus per dieną, tai turėtų būti netgi 3 ar 4 kartai, reguliariai, jūs būsite sveiki ir stiprus.